žmonės. Tikriausiai netenkame televizijos ir radio. Tai yra skaudus netekimas mūsų padėtyje ir mūsų kovoje, bet tai toli gražu ne viskas. Gali būti, kad jie šiandien to apsiribos, gali būti, kad kasdieną ims po kokį kitą objektą, tačiau Lietuva gyveno be televizijos, išliko, kovojo, išsikovojo nepriklausomybę tada, 18 ir išsikovos vėl. Aš noriu Jums pasakyti, kad užsienyje yra Lietuvos vyriausybės ir mano pilnai įgalioti atstovai. Visų pirma, užsienio reikalų ministras Saudargas, taip pat mūsų pasiuntinys Vašingtone Stasys Lozoraitis, yra deputatų ir mes žinome, kad jeigu ir bus neleidžiama vykdyti valdžios, teisėtos valdžios Lietuvoje, parlamentui ir vyriausybei, ji bus atstovaujama pasaulyje kitur. Jokios marionetės Lietuvoje nieko neapgaus. Niekas neturi vykdyti jų įsakymų ir dalyvauti jų kokioje nors valdžioje. Alio. Jau aš, man kolegos skambina, ką tik iš apačios, iš tankiečių lipa kareiviai su šautuvais, su ginklais ir eina į mūsų pastatą. Alio. Mūsų... Aš jau eteryje, atakuoja. Girdisi šaudimą iš visų pusių. Jie įlindo į radijo tašką. Mėly žiūrovai, pati paskutinioji informacija. Lietuvos radijas jau užimtas, o televizija, kaip matote, dar mes dirbame, nors po visur vaikšto kariškiai, aš tiesa jų nemačiau, bet sėdime užsidarę studijose, užsiblokavę ir daugiau nieko jums negalime pasakyti. Nes, žinoma, jums parodyti.